Kaip suprasti, kas yra cigūno praktika ir ar jinai reikalinga jums? Paprastas pavyzdys. Jeigu mes paguldysime du žmonės, vieną šalia kito, ir vienas iš tų žmonių yra gyvas, kitas yra negyvas, miręs žmogus, mes pastebėsim, kad vizualiai jie praktiškai niekom nesiskiria. Ta prasme, ir vienas ir kitas yra fiziniai kūnai, kuriuose yra vidaus organai ir visos sudedamosios, kas priklauso savokai kūnui. Tačiau yra kardinalus skirtumas tarp jų, nes vienas yra gyvas, o kitas nėra gyvas. Viename yra gyvybė, energija, o kitame nėra. Taigi cigūnas yra būtent apie šitą energiją, kaip ją patirti, kaip ją pastebėti, netgi pradėti valdyti ją, kaip pažinti